Brangus mano žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną jūs kviečiu kartu su manimi pasigaminti labai skanius saldainius, karamelinius saldainius su riešutais ir džiovintomis spanguolėmis. Tai dar vienas skonis iš vaikystės. Mums reikės kondensuoto pieno. Brangus žiūrovai, prieš pirkdami pasižiūrėkite, kad kondensuotas pienas būtų kokybiškas, tai yra pagamintas iš pieno, nes tai garantija, kad mums saldainiai pavyks puikiai. Reikės skrūdintų riešutų, balto šokolado, džiovintų spanguolių šimų vien todėl, kad atmuštų saldumą. Perku štai tokias džiovintas spanguolės, jos yra man pačios skaniausios ir reikės sviesto. Į indą, į puodą, pas kurį yra dugnas, storas dugnas, mes dedame sviestą, ištirpdiname. Jeigu, žinokit, imsime paprastą puodą su planu dugnu, mums saldainiams labai greitai tiesiog svilti ir nesvarbu, kad ugnis gali būti pati mažiausia. Į ištirpdytą sviestą pilame visą kondensuotą pieną ir intensyviai maišome. Ir dabar prasideda toks procesas, kai mes negalime palikti saldainių, tai yra saldainių masės vienos. Reikia visada maišyti, kitaip prisvils ir bus ne karameliniai saldainiai, o svilėsiniai saldainiai. Dedame baltą šokoladą, jį taip pat viską gerai išmaišome iki vientisumo. Galima imti pienišką, galima imti juodą šokoladą, bet man karameliniai saldainiai yra patys skaniausi. Ir kai viskas įsimaišo, tuo metu pilame skrudintus riešutus ir spanguolės. Galima, pavyzdžiui, imti tik tai 200 gramų riešutų, nedėti spanguolių, arba spanguolių dėti mažiau, bet ta prasme masė turi būti apie 200 gramų. Ir viską maišome. Nuo kondensuoto pieno kokybės priklauso, žinokit, mūsų ir saldainių kokybė. Jeigu kokybiškas kondensuotas pienas, jisai ima štai taip greitai tirštėti. Maišome, mums reikia švelnios, karamelinės, švelnios rudos spalvos. Jeigu nemaišysime, kaip ir minėjau, labai greitai saldainių masė ims svilti prie dugno ir tada nieko gero nebus ir reikės visą masę išmesti. Kai matome, kad mes jau turime karamelinį atspalvį, nustojame masę kaitinti, maišyti ir sudedame į formą. Aš šiandieną naudoju formą, kurioje kepu duoną, bet galėjau imti mažesnę. Galima padaryti iš maistinės plėvelės, volelį sudėti. Bus po to netgi gal patogiau pjaustyti. Tiesiog kur norėsime, ten ir susidėsime. Visą masę dedu į formą, kurią išklojau kepimo popieriumi, galime tai padaryti išklojus ir su maistinė plėvele. Viską išlyginu ir dedu keletai valandų į šaldytuvą, kad masė sustingtų. Aišku, prieš tai reikia apdengti maistinę plėvelę. Štai tokį kontaktą. Po kelių valandų išsiėmu saldainių masę, jinai sukietėjo, panaši netgi į tokį akmenuką. Bet jinai pastovėjus ir kambario temperatūroje, šitie saldainiai pastovėję, ši masė jinai netitirpsta, tiesiog laiko savo formą, gal tik būna kažkiek minkštesnė. Labai skanų saldainį, aš bežiūrint video vėl atsimenu tą skanų skonį ir manau einu daryti dar kartą saldainių. Susipjaustome norimą formą, aš pjaustau į kubelius, labai dideliais kubeliais nepjaustau. Pasižiūrėkite, kaip tai viskas skaniai atrodo, riešutai, spanguolės, labai skanus karamelinis saldainis, tai yra vaikystės skonis. Aš apskritai esu mėgstantis saldainius ir man karameliniai saldainiai tai yra kažkas wow. Susipjaustau ir eisim toj valgyti. Brangus mano žiūrovai, aš noriu jums padėkoti už jūsų prenumeratas, už jūsų rašomus komentarus, už jūsų dedamus laikus. Tai labai aš tai visą vertinu, nes jūsų dėka mano kanalas nepasiklysta YouTube'ės platybėse. Ačiū, kad dalinatės mano video receptais jūsų socialiniuose tinkluose ir dalinatės mano receptukais su draugais. Tad ačiū mano brangūs žiūrovai dar kartelį, kad esate kartu su manimi ir iki susitikimo kitose video receptuose. Ate!